Skirtingiems skolinimosi tikslams praverčia skirtingos paskolų rūšys. Ką svarbu žinoti renkantis – kredito kortelė ar vartojimo paskola. Jei tai vienkartinės didesnės išlaidos, pavyzdžiui, būsto remontas, paprastai tinkamesnė bus vartojimo paskola. Tokios paskolos grąžinimo terminas gali siekti kelis metus, jei įprastai taikomas mažesnės metinės palūkanos nei kredito kortelės limitui. Kredito kortelė pravers, kai smulkesniems poreikiams pasiskolinti reikia dažniau, bet trumpam. Nors kredito limitui kortelėje įprastai taikomas didesnės metinės palūkanos, pasinaudojus kredito limitu ir grąžinus sumą per nustatytą laiko tarpą, palūkanos už ją neskaičiuojamos. Automobilio lizingas ar vartojimo paskola automobiliui. Automobilio lizingas paprastai pasirenkamas tuo met, kai norima įsigyti brangesnį naują ar apynaują automobilį. Turimas būtinas bent 10% jo vertės siekiantis pradinis įnašas. Vartojimo paskola automobiliui tinka tuo met, kai reikia pigesnio, įprastai naudoto automobilio, o pradinio įnašo sukaupta nėra.